Sveiki visi, čia vėl Mantas Matiekos korepetitorius. Taip, tai dabar, sakant, tie uždavinį bandysiu 9 spręsti ir išsiaiškinti. Gan ilgas tekstinis toksai uždavinys, ten buvo tyrimo, studentų ilgalaikė atmintis, tyrimo metu grupė išklausė paskaitų kursą, laikė egzaminą, buvo apskaičiuotos grupės studentų aritmetinis vidurkis ir taip toliau. Vienu žodžiu, tai gan ilgas toksai uždavinys, kur ten reikia skaityti, praleisti kokias kelias minutės vien, kad įskaityti, bet iš esmės tai esminės jokios informacijos nelabai jame yra. Galime pabandyti pasibraukti, kas yra esminė informacija. Tai tiesiog formulė, pagal ką skaičiuojama, kad t funkcija nuo t yra vidurkis, t laikas praėjęs mėnesis. Tai nustatykite pirmojo laikyto egzamino vidurkį. Tai aišku, jeigu pirmą vidurkį nustatyti, vadinasi laiko praėję nuo pirmo egzamino yra 0. Tai tiesiog įstatom 0 vietoj t, gaunam funkciją, paskirsim, kad spalva, gaunam, kad funkcija nuo 0, kadangi tik tas pats pirmas egzaminas, lygu 75 minus 6 kart natūrinis logaritmas 0 plus 1. Ir tiesiog susiskaičiuot gaunam, kad kiek čia 6, kokį skaičių reikia pakelt, tai kokį laipsnį reikia pakelt kad gaut 1, tai gal tiesiog čia šitą ln1 skiri, gal skaičiuos ir pasirodyti. ln1 yra tas pats, kas logaritmas laipsnių, tai yra pagrindu ir kokiu laipsniu reikia jį kelti, tai žinoma bus 0, kadangi pakelta 0 yra lygus 1. Tai tiesiog šitas narys dingsta ir už vieną tašką tiesiog, jeigu įrašytum 75, gautumėm balą. Tada sekantis nustatykite po kelių mėnesių išlaikius pirmą egzaminą, vidutinis vertinimas buvo lygus 63 balams. Tai įsistatyti dabar vietoj f, tiesiog įstatyti 63 ir išspręsti lygti. Tai dabar statom 63 ir reikės surasti, kam lygus t. Tai 63 lygu 75 minus 6 kart natūrinis logaritmas nuo t plus 1 ir gan tokia paprasta logaritminė lygtis gaunasi. Keliam 75 į kitą pusę, gaunam minus 12 lygu minus 6 natūriniai logaritmai nuo t plus 1. Tada dalinama dvi pusės iš neigiamo 6. Gaunam, kad minus 12 minus 6 lieka 2. Lygu natūrinis logaritmas nuo t plus 1. Dabar vėlgi naudojant laipsnių savybę, kaip užrašyti laipsnį, tai jeigu turime a pakeltą laipsnį b lygu c, tai tą pačiai mes galime užrašyti, kad tai yra logaritmas pagrindu a. Tam, kad gauti skaičių c, mums reikalingas laipsnis b. Tai lygiai tą patį persrašom ir 2 lygu logaritmas t plus 1. Bet trumpas priminimas, kad logaritmas, tai yra ln,
yra lygiai tas pats, kas logaritmas pagrindu e. Čia dėl perrašysiu, kad susiprasti. 2 lygu logaritmas pagrindu e nuo t plus 1. Gauname, kad pagrindas yra e, tai e pakelta laipsniu 2 lygu t plus 1. Čia šitam jau reikia skaičiuotuvo. Tai perskeliam vienetą į kitą pusę, gaunam, kad e kvadratu minus 1 e kvadratu ant 1 lygu t. Ir čia tiesiog įskaičiuotuvo atvesėsiu. Čia kvadratu yra 7,389. Dabar 7,389 atimam 1 ir gauname, kad t lygu 6. Čia tai bus suapvalintas į 6, tai suapvalintas iki vienetų tikslumu, bus po 6 mėnesių. Vidutinis egzaminų įvertinimas bus 63 balai. Tai toksai gan įdomesnis uždavinys, tiesiog atims daug laiko skaityti sąlygą, bet pats sprendimas gan nesudėtingas, jeigu žinant pagrindines funkcijų savybes ir mokant naudotis logaritmų taisyklėmis. Tai tiek. Tikiuosi padės ir iki.